Gerai, o aš tada štai taip. Leopoldai, tu ir vėl sukčiauji. Kur dingo mano bokštas? Numetė jį ant grindų, tai bent gudruolis. Supranti, kad pralaimėsi, taip? Kol kas padarykime pertrauką, panašu, kad turime svečių. Kokia šįkart šalis? Aha, Lietuva. Liepa. Pijau. Labas. Kaip laikotės? Kaip nuotaika? Tikiuosi šventinė. Štai jau ir eglutė papuošta, ir visokiausi skanumynai laukia. Įsivaizduoju, kaip pas jūs gera ir linksma. O dabar nekantrauju peržiūrėti jūsų nuotraukas. Jūs čia tiesiog spinduliuojate iš laimės. Selfie, šalta laukia ar ne? O šešką kam atsivedei? Pagalbos prireikė ar į ekskursiją? Jam lyg ir viskas gerai. Vadinasi, tiesiog nori kažkuo pasipuikuoti namuose. Ir kur tu ketini nusivesti savo draugą? Pasivažinėti liftu. Tikiuosi šeškui patiks. Bent jau labiau negu pelėdai, kurią buvai pasikvietusi praeitą savaitę. Paukščio juk aukščiu nenustebinsi. Liftas įrengtas mano bibliotekoje. Mes su jumis dabar tenai ir keliausime. Tik ne liftu pasivažinėti, o visai kitu tikslu. Mano biblioteka didelė, tiesa, ir visos knygos čia nepaprastos, stebuklingos. Štai paimsiu dabar jūsų knygą ir viską apie jūs sužinosiu. Kvadruti, tu jau čia? Šaunuolis? Na kągi, tai tau užduotis. Štai toks tas mano šaunusis padėjėjas. Akimirksniu randa lentynoje tai, ko reikia. Objektas nerastas. Keista. Gal įvedžiau neteisingus duomenis? Pabandysiu dar kartą. Objektas nerastas. Tai bent nesėkmė. Kas galėjo nutikti jūsų knygai? Prisiminiau. Juk prieš keletą dienų buvau ją pasiėmęs peržiūrėti. Turbūt negrąžinau į vietą. Kur ji gali būti? Ką, Selfie? Kam tu man rodai letenėlę? Supratau. Tu bandai man priminti apie voveraitę su skaudančia letenėle. Ėjau koridoriumi nešinas knyga ir sutikau tave ateinančią su šlubuojančia voveraite. Iškart nubėgau į vaistinę gydomojo tepalo. Tikriausiai ten ir palikau knygą. Ačiū už užuominą, Selfie. Kaip džiaugiuosi, kad knyga atsirado. Kvadruti, prašau įdėti šią knygą į senovinį kiekiometrą. Gerai, kad mįslė įminta, nes aš jau buvau labai sunerimęs.
Kad tik nereikėtų ieškoti mano vaistinės atsargose ko nors, kas sustiprintų nervus. Tik pažiūrėkite, kiek esu priruošęs naudingų gydomųjų priemonių. Taip, kokie čia garsai. Panašu, kad kažkas nutiko dovanų salėje. Štai kur jūs užsikorėte. Be reikalo. Robotas niekur nevažiuos. Jis perveža tik supakuotas dovanas. Greičiau ropškitės iš priekabos, kol šis vikrus krovikas nepačiupo kurio nors iš jūsų ir neišvežė pakuoti. Na ir puiku. Dabar robotas gali tęsti savo darbą, o mes pagaliau galėsime įjungti stebuklingą įrenginį, kuris labai tiksliai parodo vaikų įvertinimus už elgesį ir pastangas. Ei, bičiuliai, ką jūs ten veikiate? Į palėpę susiruošėte? Leiskite žemyn. Palėpėje kiekometro nebėra. Pastačiau jį senų žaisliukų muziejuje. Štai kur jis, mano kiekometras. Aš jį išvaliau, sutepiau ir šiek tiek paremontavau. Dabar jo visos lemputės užsidega ir groja ypatingą melodiją. Šiame kambaryje turiu ir daug kitų senovinių daiktų. Pažiūrėkite, kokias dovanas aš nešdavau vaikams prieš daug metų. Čia saugau ir visokius niekučius. Pavyzdžiui, štai tokius. O dabar prie reikalo. Kiekometras akimirksniu apdoros visą informaciją už praėjusius metus, kuri yra jūsų knygoje, ir praneš, kokio pažymio jūs nusipelnėte. Na kągi, pradėkime. Liepa. Taip, šiais metais tau sukako 4 metai. Pradedame elgesio patikrą. Šaunu, beveik idealus elgesys. Tu nusipelnei mano pagyrimo. Taip, pereikime prie mokymosi pasiekimų. 10 balų. Puikus rezultatas. Aš taip didžiuojuosi tavo mokymosi pasiekimais. Kieno dabar eilė? Pijau. Aha, tau sukako 5 metai. Tuoj sužinosime, koks buvo tavo elgesys. Skaitmuo 10. Tai bent rezultatas. Aš taip didžiuojuosi tavimi. Pereikime prie mokymosi pasiekimų. Nė vieno blogo pažymio. Tu nepaliauji stebinti savo rezultatais. Taigi, patikra baigta. Metas išeiti į kiemą ir stebėti šventinį fejerverką. Oi, kokia pūga įsišėlo. Nieko nesimato. Nei ledo sodo, nei voveraičių namelio. Taip mes fejerverkų nepamatysime. Pūga, pūga, nurimk trumpam. 1,
2, 3. Na štai, visai kitas reikalas. Galime pradėti. Liepa. Bijau. Štai ir baigėsi mūsų susitikimas. Belieka palinkėti jums daug linksmybių šiomis šventinėmis dienomis ir daug ryškių, džiaugsmo kupinų dienų ateinančiais naujaisiais metais. O dabar turiu pasivažinėti savo nuostabiomis rogėmis. Ilgai jos stovėjo be darbo. Noriu patikrinti, ar joms viskas gerai. Greitai prikrausiu jas iki viršaus dovanų ir skriesime virš kalnų ir girių, virš laukų ir jūrų, džiuginti visų vaikų, kurie tiki stebuklais. Iki pasimatymo.